Šioje vaizdo instrukcijoje bus aiškinama, kokias operacijas gali atlikti programos vartotojas, kurio paskirtis montuotojas ir kuris operacijas atlieka naudodamas mobilų telefoną. Todėl ši vaizdo instrukcija rašyta naudojant mobilų telefoną, kad atitiktų vaizdą, kurį mato prisijungęs prie programos montuotojas. Prieš pradėdamas rezervaciją, montuotojas gali pasitikrinti, kokie pastolių komponentai yra sandėlyje ir kokie kiekiai yra laisvi. Tai yra prieinami naujai formuojamai rezervacijai. Tai atliekama paspaudus mygtuką prekės sandėlyje. Peržiūrėjus informaciją, grįžtama į pradinį puslapį, paspaudus mygtuką grįžimas į pradinį puslapį, kuris yra prekių sandėlyje puslapio viršuje ir apačioje. Toliau spaudžiamas mygtukas klientai ir patenkama į klientų sąrašą. Nors šiame puslapyje nepažymėta, kad matomi tik aktyvūs klientai, tačiau montuotojo paskyroje dirbama tik su aktyviais klientais ir tik su aktyviais tų klientų objektais. Todėl pažymėjimas, kad tai aktyvūs klientai ir objektai čia nereikalingas. Pasirinkus klientą test klientas 1, atsiveria puslapis su šio kliento aktyviais objektais. Pasirenkame objektą, kuriam formuosime rezervaciją. Atsiveria puslapis, kuriame turime pasirinkti pastolių tipą. Skirstymas į tipus aktualus ypač tais atvejais, kai montuotojai dirba vietovėse, kuriuose lėtas interneto greitis ir pastolių komponentų sąrašui viršijant 100 eilučių pasidaro svarbus pastolių sąrašo trumpinimas, naudojant tipus, kad sąrašas užsikrautų ne per retai. Atsivėrus sąrašui pasirenkame reikalingų rezervuoti pastolių komponentų kiekius. Prieš įvesdami reikalingų komponentų kiekius, jeigu jų sąrašas ilgas, galime pasinaudoti filtrų pagal pavadinimą. Pavyzdžiui, pradame įvesti pavadinimą atitinkamame langelyje. Ir sąraše lieka tik tie komponentai, kurių pavadinime yra įvestas tekstas. Tokiu būdu po filtravimo įvedame reikiamą atitinkamo komponento kiekį ir pašaliname tekstą iš filtro laukelio, kad matytume ir kitus komponentus. Baigę įvesti kiekius, galima peržiūrėti tik komponentų, kurių kiekiai nėra nuliniai, sąrašą, paspausdami mygtuką peržiūrėti. Jei pastebime, kad vis dar reikia įtraukti komponentą, kurio nėra šiame sąraše, paspaudžiame mygtuką visi ir pasirinkę tą komponentą parenkame jo kiekį. Jeigu daugiau komponentų rezervuoti nereikia, galime spausti mygtuką skaičiuoti. Jei paspaudžiame mygtuką rezervuoti, nepaspaudus mygtuko skaičiuoti, programa parodys atitinkamą pranešimą. Ta patį pranešimą gautume, jei po skaičiavimo pridėtume papildomus komponentų kiekius ir nepaspaustume mygtuko skaičiuoti. Šis patikrinimas skirtas tam, kad programos naudotojas rezervuotų reikiamus kiekius objektui tik įsitikinęs, kad apskaičiuoti duomenys yra teisingi. Matome, kad po klaidos pranešimo parodymo laukeliuose prieš tai vesti duomenys nėra ištrinami ir programos naudotojui nereikia iš naujo vesti visų anksčiau vestų duomenų padarius klaidą vienoje vietoje. Programa patikrina, spaudžia mygtuką skaičiuoti, matome,
kad duomenys yra teisingi, programa patikrina visą įvestų duomenų seką ir rodo pranešimus programos vartotojai. Tie duomenys netitinka reikalavimų, kad į programos duomenų bazę ir atitinkamus dokumentus būtų įvesti teisingi duomenys. Kai užpildyti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką rezervuoti, atliekama rezervacija ir grįžtama į puslapį, kuriame galime pasirinkti kitą pastolių tipą ir vėl atlikti rezervaciją jau šiam pastolių tipui. Jeigu norime atlikti rezervaciją įvairiems pastolių tipams iš karto, galime pasirinkti tipą visi. Jeigu daugiau rezervacijų šiam objektui nereikia, tai grįžtame į pradinį puslapį, kuriame paspaudus mygtuką rezervacijos matome aktyvių, tai yra atliktų ir dar nepanaudotų pastolių komponentų perdavimų į kliento objektą rezervacijų sąrašą. Montuotojo paskyroje redaguoti rezervacijos negalima. Jeigu dar trūksta kažkokių pastolių komponentų kliento objektui, tai reikia atlikti naują rezervaciją, o jeigu kažkokie duomenys buvo įvesti neteisingai, tai montuotojas turi susisiekti su programos vartotoju, kuris turi administratoriaus teises ir gali redaguoti rezervacijos duomenis.